Labadiena. Graži diena, graži tema, įdomi tema, kuri gimė, sakykime, draugaujant, bendradarbiaujant dviem institucijom. Tai viena buvo Alfonso Žalio fondas, jo pagrindinė čia iniciatyva, ir fondo pirmininkas yra Artūras Žalys ir Vytautas Žalys, nežinau, pavaduotojas. Iš tiesų, aš kaip supratau, kuomet jie skambino, kada Vytas skambino, supratau, kad jie didelį dėmesį skiria būtent istoriniai tematikai savo darbuose, ar ne, istoriniam projektam įamžinimu ir taip toliau. Todėl aš nenustebau, kada jūs pasiūlėte, kad darom apie Škirpą. Tai jie kalti, jie iniciatoriai pagrindiniai, mes mielai prisidėjome ir štai turime. Antras dalykas, labai svarbu, kad yra kompetentingų žmonių, žinančių šitą temą, dirbančių su šitą temą, rašančių, daugiau ar mažiau. Tai yra Lietuvos istorijos instituto mokslinis darbuotojas, aš dabar neatsimenu tiksliai, bet daktaras Algimantas Kasparavičius. Aš nežinau, Algimantai, ar aš teisingai istorijos institutė poziciją apibrėžiau. Ir žurnalistas, taip, dabar dirbantis Seimo nario Valdo Rakučio padėjėjų Vidmantas Valiušaitis. Tai yra puiku, kad jūs esate čia, ačiū, kad esate ir iš tikrųjų tikimės įdomaus vakaro. Šitam vakarui ruošiasi ir pokalbį moderuos mūsų Klaipėdos universiteto profesorius, kaip tavo pavardė? Vygantas Vareikis ir o visi kiti mes klausomės ir turbūt formatas jūsų yra aptartas ir mes tikimės, kad bus galimybė ir paklausti ir galbūt pakomentuoti kažką. Taip kad ačiū, kad atėjote ir pradedam darbą. Labas vakaras, gerbėmieji, kurie atėjo į šitą salę. Iš tiesų, džiugu jūs čia matyti. Mes turime, kaip jau Jonas pristatė, du svečius iš Vilniaus ir čia klausimas apie Škirpą, diplomatą, politiką. Tokia neeilinė asmenybė, kurio atminimas, įamžinimas iki šiol kelia diskusijas ir dar tik praeitą savaitę, gal net ir šitą savaitės pradžioje girdėjau diskusiją per radiją, kuri buvo tarp Arkadijaus Vinokūro ir Vytauto Sinicos ir būtent apie Škirpą ir apie Birželio sukilimą. Tai kad aš labai tik tai trumpai pristatysiu visą tą, apie ką mes galime kalbėti šiame vakare ir ta prasme, koks čia bus formatas. Aš manyčiau, kad tradiciškai 1,5 valandos greičiausiai turėtų mūsų renginių užtekti ir jūs irgi galėsite įsijungti, jeigu norėsite. O dabar toksai tiesiog trumpas įvadas, nors į tą Škirpos biografiją reikšmę tą įvadą padarys mūsų gerbiantamas Vidmantas Valiušaitis, kaip čia žadėjau, o po to mes galėsime tęsti toliau tą diskusiją. Taigi galbūt pradėkime nuo to, kad turbūt paskutiniais metais viešojoje erdvėje girdisi ne viena pavardė, dėl kurios įsijungia ne tik tai profesionalai tyrinėjantis vieną ar kitą istorinę ar literatūrinę temą, bet ir plačioji visuomenė. Tai yra Salomėja Nėris, tai yra Kazys Škirpa ir jų ne tik tai atminimas arba jų ten istorinė rolė, bet ir jų įamžinimo reikalai. Įamžinimo reikalai yra tame, kad jūs puikiai žinote, kad Salomėjos Nėries vardas pamažu dingsta iš viešosios erdvės, kalbant apie gatves, tik tai Klaipėdoje čia kažkodėl jame ir pasiliko. O Škirpa, kuris buvo pradžioje įamžintas Vilniuje kaip vienas iš tų, kurie pakėlė
trispalvę vėliavą virš Gedimino bokšto ir pirmasis Lietuvos savanoris, jo gatvės vardas išnyko ir tapo paprasta ten trispalvės, jeigu neklystu, alėja vietoj Škirpos alėjos. Taip kad čia ką mes matome? Mes matome kultūrinius karus. Bet atrodo, šiandien nieko naujo nėra. Tie kultūriniai karai vyksta visur. Ar Jungtinėse Amerikos valstijose. Netaip ir senai jie vyko, kur senieji pietų generolai kovoja pietiečių pusėje, jų generolų skulptūros buvo numestos į upes arba pašalintos. Bet kita vertus, klausimas apie tokius dalykus kaip Škirpos asmenybė ir Birželio sukilimas svarbiausia. Tai čia jisai nėra niekur išnykęs. Ir čia tą klausimą pervertinant, kyla daug įvairiausių diskusijų. Aš tarkime prisimenu 1993 metais Lietuvos Aido laikraštyje, o Lietuvos Aidas buvo rimtas laikraštis, kuris spausdavo labai rimtus straipsnius. Vyko diskusija dėl Birželio sukilimo. Ten dalyvavo ir Tomas Venclova, Arūnas Bubnys, daug tikrai labai žymių žmonių ir tokia įdomi diskusija, reikėjo ar nereikėjo, kas yra ir dabar. Tai ir šiandien, jeigu mes pažiūrėsime tą viešą erdvę, toksai, jis turbūt pagrindinė Lietuvos istorinė asmenybė dar gyvesanti, Vytautas Landsbergis, jo požiūris į Birželio sukilimą yra vienareikšmis. Taip, tai buvo Lietuvos sukilimas. Iš kitos pusės, eilė intelektualų, kuriam jau Tomas Venclova paskutiniu metu neknekas, sako, jog šitas sukilimas suponavo iš dalies tai, kas vėliau vyko Lietuvoje, tai yra Lietuvos piliečių žudymas, žydų holokaustų. Ir tie klausimai nėra tokie paprasti. Dar reikia pasakyti, kad mes diskutuojam Klaipėdą, bet Škirpa taipogi susijęs su Klaipėdos reikalais. O tais juodaisiais metais, kuomet Lietuva pradėjo netekti Klaipėdos krašto, jisai buvo Lietuvos Respublikos pasiuntinys Berlyne. Ir tada jau, ta prasme, jo požiūris buvo labiau provokiškas, bet tame visam kontekste, tai čia ir Lenkų istorikai, ir kiti tiesiog diskutuoja, o ką pasirinkti, rusus ar vokiečius. Tai čia to pasirinkimo nėra. Nėra jokio pasirinkimo aiškiai ir tiksliai. Bet kaip tik tai šiandien dar matėme muziejuje, jeigu norite pažiūrėkite, žinote, kas yra įdomu, ten yra atidavimas, buvau liktai primiršęs tą dalyką, Jonas dar man parodė iš tiesų, tai yra Klaipėdos krašto perdavimo Vokietijoje aktas. Aktas, surašyta, viskas ten, postulatai, kaip ten bus, kaip ten uostas iš dalies bus ir taip toliau. Ir ten yra toks riebus Ribbentropo parašas, panašus į Trumpą, matosi toks galios parašas. Ir du kiti parašai. Tai vienas natūralu, tai Juozas Urbšys, tai užsienio reikalų ministras, vienas prie vieno. O antras parašas iš tiesų yra Kazio Škirpos. O iš čia prie ko? Tai dėl ko prie ko gal mes ir išsiaiškinsim. Bet tai yra gana tokie įdomus šitie reikalai. Tai štai, tiesa, čia dar prieš pristatant galim pasakyti, kad, čia kaip ir aš buvau sakęs, Škirpo nebuvo laikomas karo nusikaltėliu. Nes jeigu jie įsileido Jungtinės Amerikos, jis buvo įsileistas Jungtinės Amerikos valstijas po kruopštaus patikrinimo, kiek ten buvo galima, bet tai buvo ta figūra, kurio galim patikrinti. Tai ir dirbo Jungtinėse Amerikos valstijose, ten ir mirė, dirbo nacionaliniai Vašingtono bibliotekoje. Ir atrodo, kaip ir daugelis, ir kai kurie, vadinkim taip, lietuvių pabėgėliai turintys įtaką arba kai ką žinantis, bendradarbiavo greičiausiai su Centrinės žvalgybos valdyba. Ne vienas jis toks buvo. Jų buvo pakankamai, rinkdamas tokius kažkokius duomenis apie Sovietų sąjungą. Dabar tai siūlyčiau pradėti, ir pirmiausia žodį gauna Vidmantas Valiušaitis, kaip jau buvo pristatyta, žurnalistas, kartu vadinkim taip ir istorikas, ir visas eilės knygų sudarytojas, didžiulių 2 tomų apie Birželio sukilimą sudarytojas, tikrai įdomus, ten yra įdomus. Ir pačia pradžioje pristatys tą Škirpos biografiją, kiek suprantu, o po to jau mes pradėsime diskusiją su kitais. Prašau. Ačiū. Atsiprašau, galima būtų įjungti? Viskas tvarko, įjungta. Ačiū. Dėkoju. Pirmiausiai noriu padėkoti organizatoriam šito renginio,
už pakvietimą ir galimybę pasisakyti. Na ir aš norėčiau pirmiausiai pradėti nuo paaiškinimo, kodėl aš čia, nes, taip sakant, vis tiek turim akademinę aplinką, istorikus, kurie turi platų įdirbį, profesūrą. Aš nesu nei istorikas pagal savo išsilavinimą, nei akademinio pasaulio žmogus. Aš esu baigęs inžinerinius mokslus, Politechnikos institutą ir Vilniaus universitetą, filologiją. Na ir visą gyvenimą praktiškai, išskyrus pačią gyvenimo pradžią, buvau mokslų baigimo, dirbau žurnalistinį darbą, iš jų 10 metų Laisvos Europos radijui. Na, bet žinot, dirba aukštoji mokykloje, abiejose aukštose mokyklose mokslinio darbo pagrindus mokiausi, suprantu, ir ypač žurnalistinį darbą dirbant, tyriamoji žurnalistika irgi buvo tam tikra profesinės raiškos dalis, tai aš visiškai net nepretenduoju į istoriko vaidmenį ir istorinę savo kvalifikacijas. Kai kurie istorikai profesionalus dėl manęs dėl to piktinasi, sako, kas tu toks, kodėl tu čia reiški nuomonę. Aš sakau, jūs galit vadinti mane tyrimosios žurnalistikos atstovų istorijos lauke. Man tas pavadinimas tinka. Tai taip, kad aš čia save irgi tik to titulų galiu pristatyti, nepaisant to, kad daugelį metų domiuosi. Mano tėvas buvo istorikas, tai mes nuo vaikystės daug kalbėdavom apie istoriją, man ta tema buvo įdomi. Ir kai prasidėjo atgimimas, žinot, daugelis žmonių nustebo, o kaip čia buvo partizanai, buvo tremtiniai, jie nežinojo nieko. Man visą tos istorijos buvo gerai žinomas, nebuvo nuostabu. Tai čia prieš 10 metų rašytas straipsnis, vienas kultūros baruose, kur aš irgi apie Škirpą rašiau ir man atrodė, kad reiškia istoriografijos drama, kad mus vejasi 50 metų tas sovietinės istoriografijos įdirbis, kuris, nori, nenori, patinka ar nepatinka, bet faktiškai vos net 3 kartos pasikeitė, kuriems buvo įskiepytas tas supratimas, kad negalėjo būti kitaip, kaip tik tai buvo. Ir Lietuva, reiškia, neturėjo jokių kitų pasirinkimų ir, reiškia, jau buvo tam tikros klišės ir visuomeniai, ir istorijos moksle įtvirtintos, nekalba apie tai, kad ir pasaulinėje istoriografijoje. Pirmas veikalas, aš ten truputį vėliau parodysiu, pasirodė apie Molotovo-Ribentropo paktą po 75 metų. Britų, reiškia, istorikas Murhausas, reiškia, išleido tą velnišką sąjungą. Tai vėlgi, kad aš negalėjau lyginti su akademinio pasaulio istorikais, paprasčiausiai dėl laiko skiriu. Aš niekada negalėdavau tiek skirti laiko archyvose, kur nors dirbti, ar kiek dirba toje srityje dirbantis mokslininkai. Nepaisant to, aš savo privačiom, taip sakant, galimybėmis aplankiau kai kurios svarbius archyvus. Vienas iš jų, reiškia, aš prie anos skaidrės truputį užmiršau jums paminėti, kad, reiškia, aš dalyvaujant vieno knygos pristatymą, atsistojo istorikas ir sako, jis uždavė klausimą, o paskui jo paklausė, o jūs Škirpos archyvą studijavote? Sakė, ne. Ten yra jo sūnaus žinioje, tas archyvas ir jis neleidžia niekam tyrinėti. Nu, aš susidomėjau, kaip taip gali būti, kur yra. Išsiaiškinau, nuvažiavau, radau, niekas netrukdė, atvira naudojimui. Bet lygiai taip, kaip reiškia, to vasario 16 akto nelabai kas ieškojo, tai lygiai taip pat ir to Škirpos archyvų nelabai domėjosi. Tai tokiam stovyje aš jį radau. Reiškia, jis didelė dalis buvo apdegęs, daug dokumentų yra vos tokių, taip sakant, gyvų. Už tai, kad jo butas buvo subombarduotas, jis ten kažkokios tai, kas išliko, kažką išgelbėjo, kažkas žuvo. Na ir aplankiau
aplankiau Hooverio institutą, kur buvo svarbus archyvas, Turausko archyvas, kuris, reiškia, buvo Užsienio reikalų ministerijos politikos departamento direktorius ir jis 15 birželio išvyko iš Lietuvos, išsivežė dalį Užsienio reikalų ministerijos archyvo. Na ir paskui labai svarbu išsaugojo pokario ir karo metų korespondenciją, nes ten, reiškia, vyko tarp diplomatų susirašinėjimas. Tai štai ten yra toksai, matote, užrašas Hooverio institute. Laisvą visuomenę lemia idėjos. Nu ir aš labai, man malonu čia dalyvauti, dėl to, kad jeigu mes galim diskutuoti tą temą, kurią čia šiandien diskutuojame, nu tai mes dar esame tam tikrų laipsnių laisva visuomenė. Dėl to, kad šitas klausimas, mano akimis žiūrint, ir mano, reiškia, kiek aš sugebėjau apie tai surasti medžiagos, man atrodo, kad tai nėra istorikų klausimas. Tai yra politinis klausimas ir grinai politinis vektoriaus, reiškia, tą tema apsprendžia, kad jį geriau arba ką nors, geriau nieko, negu ką nors rimtai. Nu tai va, tai čia mano kuklus, reiškia, yra pastangos, reiškia, per tą darbą kai kas mano rašyta, kai kas mano sudaryti rinkiniai arba kitų autorių, tarp jų, reiškia, man vienas istorikas irgi reiškia, kas sako, tu čia cituoji Budreckį, kas tas Budreckis, mes čia nieko nežinom. Nu, tai va, tai aš parengiau jo darbų rinktinę ir tarp jų yra pirmasis anglų kalba parašytas darbas The Lithuanian National Revolt 1941. Anglų kalba. Tai aš išverčiau į lietuvių kalbą ir čia šalia kitų dalykų yra, reiškia, Budreckio. Na, Skrupskelio. Skrupskelio tekstai yra irgi profesorius Karolinos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras. Jisai labai rimtai, reiškia, nagrinėjęs yra priežastis, prielaidas, reiškia, karo metų tas aplinkybės ir taip toliau. Nu, tai čia va tai yra. Kitas dalykas irgi Lietuvoje beveik istorikų ignoruotas Amerikos lietuvių istorikas Augustinas Idzelis. Tai čia yra mano irgi knyga, čia mano daugiau, reiškia, interviu su juo, pokalbiai istoriniam temom. Tai Lietuvoje, tai Amerikoje, kada aš būdavau, žodžiu, tokie darbai. Nu, tai čia yra knyga, kurią minėjau, o čia yra, reiškia, 40 metai. Reiškia, apie Škirpą kalbą negalima kalbėti apie vieną asmenį trauktai. Tai yra, reiškia, žmogus, kuris, taip sakant, buvo epochos laikotarpis, kuris keitė, kaip ko gero ir dabar, kad vyksta tektoniniai lūžiai. Reiškia, Europoje, pradant, reiškia, tą, vadinasi, Miuncheno konferenciją, taip toliau, kur lėmė visiškai, taip sakant, paskui Molotovo-Ribentropo paktas. Tai žiūrėkite, 40 metų gegužės mėnuo, reiškia, rašo karikatūros vakarų spaudoj, reiškia, mauna ant galvos, reiškia, tos stručio kepurėlės, žmonės sako, mes visada mėgome juokingas kepuraitės, bet iš tikrųjų stručio ir, reiškia, įsmėlį, galva įsmėlį. Ir, reiškia, Izvestija, gegužės 16 rašo, kad karo įvykiai Belgijoje, Olandijoje, Nyderlandų, Liuksemburgo okupacija dar kartą įrodė, kad mažų tautų neutralumas, kurį išlaikyti joms nepakanka jėgų, yra vien fantazija. Mes šiandien irgi girdim, sako, tai tos valstybės, kurios silpnos, kurios pačios negali apsiginti, tai toks likimas jų. Reiškia, tai yra 40 metų. Ir reiškia, tos, kurios apsisprendė, reiškia, kad lemtingą klausimą, kad didelės valstybės tarpusavį kovoja, būti ar nebūti, geriausiai atveju yra naivios, kurios tikisi išsaugoti savo neutralitetą. Na, reiškia, taip atrodė žemėlapis karo metų, 41. Matote, reiškia, Lietuva, Latvija, Estija ir čia Vokietija. Faktiškai pasirinkimo nėra. Yra nacių Europa ir yra Sovietų sąjunga. Dvi galimybės, kas jau buvo pačioj minėta. Tai, nu, va čia, reiškia, matote, po nacių pasirašymo, pakto pasirašymo, žemėlapis, reiškia, jau Litovskaja SSR, bet jis išspausdintas 39 metais. Rusai jau jį, reiškia, žinodami šitą, jie spausdino čia. O čia yra Lenkijos padalinimo laikotarpis.
Ir štai Suomiai kitaip žiūrėjo į neutralitetą. Jie iškart Mannerheimas sakė, laikytis neutralumo politikos mums nepakako jėgų. Ir prisišleimas prie Vokietijos buvo savigyna. Ir tą prisišleimą vokietis, reiškia, Hitleris, kaip matot, atvyko į Suomiją, į Mikkelsoną, tą miestelį, kur buvo karinis štabas, pasveikinti jo 75 metų progą. Į Lietuvą nevažiavo Hitleris nieko škirpo sveikinti ir kur nors, reiškia. Ir pažiūrėkit, čia nepaisant to, amerikiečiai pašto ženklą su Mannerheimo portretu išleido ir jų atsiminimai Mannerheimo, jisai rašė, kad sako, Suomija prieš raudonosius kovojo 17-18 divizijų. Baltijos valstybės būtų galėjusios pastatyti 20 divizijų. Ir jisai retorinį klausimą, aišku, nevysto tos temos, bet nes ten ir prielaidų nebuvo tam, bet paminė savo, kaip būtų atrodžiusi Šiaurės rytų Europos istorija, jeigu sovietams būtų reikėję turėti reikalų ne su 17-18, bet su 38 divizijom. Na, o štai bendradarbiavimas, ne šiaip savo Molotovas ir Ribbentrovas, politikai. Tai buvo Gestapo ir NKVD bendros priemonės. Sakant, ir šventės švenčiamos, ir žymenys, taip sakant, ir taip toliau. Ir 39 spalio mėnesį Stalinas savo draugui rašė, kad ne Vokietija užpuolė Prancūziją ir Angliją, bet Prancūzija ir Anglija užpuolė Vokietiją. Nu, šiandien irgi matome, reiškia, ne, kad Ukraina kalta, ne vadinasi, Mazoveckis, buvęs ministras pirmininkas. Reiškia, jisai deda tiesiai, reiškia, 309 metų Bresto konferencijoje abiejų šalių saugumo tarnybos aptarinėjo bendros kovos su Lenkų nacionaliniu išvadavimo organizacijų metodus ir principus okupuotose teritorijose. Reiškia, buvo konkrečiai aptartos, reiškia, žmonių likvidacija Lenkijos Respublikos piliečių, taip pat bendri sąjungininkų veiksmai siekiant Lenkijos visiško sunaikinimo. Apie šitą nemėgstama prisiminti ir šitą istorijos dimensiją būtent dėl politinių motyvų stengiamasi nustumti paraštę. Nu, čia irgi vienas autorius, Kiračių vienas redaktorių, jisai klausė, sako, kokią politinę logiką pagrįsti šie LAFO ir vyriausybės pareiškimai? Kad reiškia vyriausybė skelbia nepriklausomybę. Niekas, aišku, Zenui Rekašiui niekas nekėlė klausimo dėl jo, ar jis istorikas ar ne. Daugelis mūsų cituodavo ir reiškia, sako, štai, žiūrėkit, Rekašius taip rašo. Škirpa Liepos 22 dieną, kada jau Liaudės Seimas paskelbė Lietuvos inkorporacijos perspektyvą, jis buvo vienintelis, tarp kitko, ne tik tai iš diplomatų, bet ir iš užsienio lietuvių, kuris išdrįso atvykti į Lietuvą. Tai buvo 40 metų birželio 25 dieną, iki birželio 29 dienos 4 dienas jisai čia praleido, susitiko su karininkais, su užsienio reikalų ministerijos darbuotojais. Ir paskui jau, kai Stalino Gestapo KGB šnipai pradėjo lipti ant kulnų, jisai su pistoletu kišenėje, mėtydamas pėdas, pro Jonavą važiavo į Klaipėdą, bet ne per Virbalį ir, aiškiai, laimingai pasitraukė atgal į Berlyną. Ir Liepos 4 susitiko su Lozoraičiu. Ir jie turėjo konferenciją dviese, reiškia, jie nebuvo aišku, ar tai iš tikrųjų čia Lietuva okupuota, ar gal dar yra kažkoks šantas Mongolijos statuso. Reiškia, jis grįžo visiškai aiškiai supratęs, kad nėra jokio Mongolijos statuso, bus inkorporacija ir taip toliau. Ir jie tada nutarė, kad visi turi protestuoti, bet negali kol kas, reiškia, kol dar nėra aiškaus ženklo. Tai jau aišku ženklas buvo Liaudės Seimo nutarimai ir tada visi diplomatiniai korpusai, Škirpa pirmasis, reiškia, tą padarė, paskui 23 dieną Lozoraitis, Balutis Londone ir, reiškia, visi be išimties diplomatai, reiškia, šitą. Nu, jis dar mėnesį laiko po to gynė diplomatijos mūsų būstinę Berlyne, ten truputį
spaudos dėmesį pritraukė, reiškia, nes labai plačiai spauda rašė, vakarų spauda, kad žiūrėkit, lietuviai netiduoda ambasados savo, reiškia, rusai ten, taip sakant, vartus geležinius drebina, bet negali įeiti ir perimti. Ir paskui jau, kada vokiečių įsikišo užsienio reikalų ministerijos pareigūnai, tada rugpjūčio 14 perdavė. Tai ten jie su Lozoraičiu sutarė taip, kad, reiškia, mes turime susirinkti Romoje, visi diplomatai ir spręsti, ką daryti. Savaitės laiko ilga konferencija vyko, ir jie ten numatė didelę strategiją, kaip turi veikti diplomatinis korpusas. Ta labai svarbu prisiminti, todėl, kad, reiškia, sukilimas ir Škirpos vaidmo yra kažkaip tai mūsų pristatomas, tarsi čia kažkokia tai, žinot, rusai tokį žodį turi, otsobečina. Nuo savęs, kažkoks tai vienas buvo Škirpos biznis, tas sukilimas. Čia jis kažką prisigalvojo, ten kažkas tokio buvo. Tai nieko panašaus, tai buvo, reiškia, šitos būtent konferencijos pasiekmė. Jie ten apsvarstė labai plačią programą. Čia yra, reiškia, tos konferencijos, reiškia, visa darbotvarkė. Ir pirmas, reiškia, vyriausybės sudarimas ir Respublikos prezidento padėtis. Tai ten labai yra įdomus nutarimai. Jie išdiskutavę nusprendė, kad vis dėlto negalima sudaryti egzilinės vyriausybės, nes tai pakenks diplomatiniams tarnyboms, tos šalys, kurios pripažįsta toliau, tęsia, leidžia dirbti mūsų ambasadoms, kad mes nepatektume į belgų padėtį. O belgai, reiškia, kada karalius pasitraukė, ten jie sudarė naują vyriausybę, ten komplikavo visą reikalą, reiškia, dėl to, kad sako, tai ką jūs atstovaujate? Ar tą karalių, kurio nėra visiškai, ar jūs, vadinasi, tą vyriausybę, kuri sunaikinta, kurios irgi nėra. Tai lietuviai nusprendė, sako, mes kūrėm tautinį komitetą, lietuviai supras, kad čia yra egzilinė vyriausybė, o vakarams nereikės aiškinti, kad čia kažkas naujo. O prezidento padėtis buvo nuspręsta, kad prezidentas lieka, kaip sakant, kaip politinė figūra, jau jis yra mušta korta. Jau mes negalim eksponuoti jo kaip politinio veiksnio, jam reikia parūpinti kuklų pragyvenimą kur nors, reiškia, Europos šaly, jokių būdų neleisti vykti jam į, ne tai, kad neleisti, bet atkalbinėti nuo to vykimo į Ameriką, nes jo nuvykimas sukels ginčus, politinės, taip sakant, diskusijas tenais ir bus daugiau mums komplikacijų negu iš to naudos ir taip toliau. Čia, reiškia, reiškia, čia yra to komiteto nutarimai ir vadinasi, tai po to, reiškia, Škirpa buvo išrinktas tautinio komiteto nariu su išlyga, jeigu vokiečiai leis jam dirbti. Jis nežinojo, kas bus. Ir vis dėlto, reiškia, jis įsiaiškino tas sąlygas ir jis tada organizavo LAFą su pavedimu būtent diplomatinės tarnybos, nes suprato, kad Berlynas bus šito centras. Jau matau, kad į laikrodį turbūt turiu trumpinti jau. Žodžiu, gal mes išeisime, taip sakant, į kai kurios dalykus ir diskusijų metu, bet čia yra įdomus dokumentai surasti mano, matote, reiškia, sako, kas jį paskyrė. Yra Galvanausko teikimas, tautinio komiteto pirmininko pavedimas, birželio 22 nuo Škirpai, su parašu, bet jo stovi su toks dokumento. Ir Škirpa sakė, šis raštas negalėjo atstoti konstitucinio pavedimo vyriausybėje sudaryti, bet turėjo politinės reikšmės, ta prasme, kad formaliai užfiksavo, jog ta vyriausybė nebūtų buvusi Reicho paskirta, bet pačių lietuvių kūrinys, kad ir be Respublikos prezidento parašo. Žodžiu, dar vienas labai svarbus dalykas, dar viena labai svarbi knyga, kuri istorikų iš dalies irgi labai menkai naudojama, kaip šaltinis, jis yra ypatingai svarbus mums pažinti vokiečių okupacijos laikotarpį. Čia yra 76 depešos, reiškia, iš Stokholmo į Vašingtoną, į valstybės departamentą, kurios autorius iš esmės yra parengtos pagal Škirpos sekretoriaus Antano Valiukėno medžiagą.
Reiškia, tai parodo, reiškia, kad Škirpa, jie be abejo, kad Valiukėnas ne savo iniciatyvą, be Škirpos, reiškia, žinios jis to nebūtų galėjęs padaryti. Jisai siuntė per Gylį lietuvių pasiuntinį Stokholme, jisai perdavinėjo Amerikos ambasadai, ambasada, reiškia, šitą medžiagą siuntė į tą. Tai profesorius Remeikis yra, reiškia, šitą rinkinį padaręs, sudaręs, parengęs, išleidęs, bet jis visas anglų kalba. Bet jisai, reiškia, iškelia keletą svarbių dalykų. Paskutinę skaidrę komentuoju, daugiau perduosiu šitą. Ir, reiškia, iškyla autentiškumo problema. Ir, žinot, pavyzdys yra ta knyga, kuri sudaryta, reiškia, vadinamosios prezidentinės komisijos, kur ten neva LAFO. Sudėta visi LAFO, reiškia, dalykai. Kur rado LAFą, ten sudėjo į tą knygą ir išleido kaip LAFO dokumentus. Autentiškumo klausimas, kiek buvo tikra, kiek tai LAFas pats rašė tuos. Kiek buvo KGB ir Gestapo klastočių. O jas kūrė ir vieni, ir kiti. Ekspertizės niekas neatliko šitos. Ir, reiškia, gerai žinoma pagal Remeikį, reiškia, kad KGB kūrė tam tikrais atvejais, pati kūrė pogrindžio organizacijas ir savilaidos literatūrą. Idzelis savo knygoje, angliškai irgi yra Insurrection, jis aiškiai įrodo, kaip vienas, reiškia, toksai tariamas LAFO dokumentas buvo KGB klastotė, raginantis žydus žudyti, ir jis buvo, reiškia, pasirašytas Berlyno, reiškia, tenais data, o jau kitą dieną jis buvo platinamas Klaipėdoj, Kretingoj ir taip toliau. Neįmanoma, fiziškai neįmanoma buvo per vieną dieną tuo laiku pereiti per sovietinę sieną. Mes žinom, kaip sudėtingai, reiškia, buvo, taip sakant, tie, kurie perėjo, Michelevičius, kiti. Tai va, tai, žodžiu, tiek įvadinių pastabų pradžiai, o jeigu ten daugiau bus klausimų, mielai stengsiu atsakyti. Ačiū. Ačiū labai. Tai aš manyčiau, kad iš tiesų gerbiamas Valiušaitis tikrai pristatė visą tą problematiką, labiau, drįsčiau pasakyti, iš istorinės pusės, bet šiek tiek sugrįžkime į kontroversijas, nes, kaip ir pats teisingai sakei, klausimas yra ne tiek istorinis, kiek politinis tampa. Tikrai to žodžio prasme, tai vertinimų yra įvairių. Ir aš kaip jau minėjau, galbūt palikime tą Škirpos pradinį veiklos etapą. Pirmasis savanoris, jei neklistis, jis pirmasis savanoris yra žmogus iškėlęs tautinę vėliavą ant šitą Gedimino bokštą, dalyvavęs nepriklausomybės kovose, karininkas, drąsus karininkas, pasižymėjęs karininkas, apdovanotas, diplomatas, žinoma, ir mėgstantis pasigirti kartais, kad liktai jisai ten organizavo Lietuvos kariškių stažuotės Vokietijoje ir Vokietijos generalinėme štabe. Galbūt, gal taip. Paskui, bet mes artėjame iš tiesų prie tokių labai svarbių dalykų, ką jau čia buvo paminėti, ir aš kapinėjau, pasirinkimas. Taigi rusai ir vokiečiai. Čia tas šiais laikais taipogi pustoniai kažkur tai jau dingsta. Yra arba taip, arba taip. Antras momentas - Škirpa ir Birželio sukilimas. Taip, čia Birželio sukilimas, tas yra iš tiesų 2 tomų ten sudarytame veikale, ten labai daug įdomios yra informacijos, nes buvo tas klausimas, tai vertėjo ar nevertėjo sukilti. Čia jau kiti dalykai. Ir Škirpos vertinimas, nes kiti vertina naivuolis. Naivuolis nieko ten tikėjęs Vokietiją, manęs, kad tik šičia galima kažką tai pasiekti tik su vokiečiais buvo ir Lenkijos, ir Lenkų politikų tarpe buvo panašių veikėjų. Tai kaip gyvertinam jį, galbūt pradžioje istorijai, tai prasme, tų laikų istorijoje. Ne tiek apie dabartinį atminimą. Dabartinis atminimas tai yra kultūrinių kovų rezultatas. Tai dabar žodžiu suteikiu gerbiamam istorikui, kuris jau tikrai prisistatys istoriku, o ne žurnalistu, argi ne taip, bet taip ir viešuoju, žinomu viešuoju asmeniu, Algimantui Kasparavičiui. Taigi, Algimantai, koksgi tavo požiūris, o gal nori padiskutuoti su mūsų gerbiamu kolega? Labas vakaras visiems, su kuo nespėjau pasisveikinti. Dėkui, žinoma, už kvietimą organizatoriams
žalių klanai ir fondai, kurie čia organizuoja. Jo, tai tiesą sakant, nelabai žinau, ar diskusija šiandien pavyks. Nes iš to, ką pasakė Vidmantas, sudėtinga būtų, žodžiu, rimtai diskutuoti. Tai aišku, skiriasi prieigos, skiriasi žurnalistinis požiūris, skiriasi istoriko požiūris ir į šaltinius, ir jų naudojimą, ir į tam tikrus kitus dalykus, faktų suvokimą, žodžiu. Aišku, Lietuvoje yra problema, aš nežinau, kaip yra Klaipėdoje universitete, bet Vilniuje praktiškai istorinio fakto problema iš esmės nebeanalizuojama, man atrodo, paskutinius gal 30 metų, gal ir daugiau. Nežinau, kaip Klaipėdoje yra universitete. Tai konferencijos nevyksta, žodžiu, ir tarsi tai būtų jau baigtas klausimas. Ir, mes gyvenam dabar tokiais laikais, matau, kada iš viso keičiasi pasaulis ir į tokias smulkmenas kaip istorinis faktas niekas nebekreipia dėmesio. Tai bet aš pradėsiu tikriausiai nuo to, žodžiu, Škirpa yra kas. Vidmantas sakė ir Vygantas tą pakartojo, pirmas savanoris iškėlė trispalvę. Pirmas savanoris tampa kada? Pirmas savanoris tampa tada, kada pradedami sudarinėti tie savanorių sąrašai ir, žodžiu, o tai yra praktiškai 26 metai, kai Škirpa yra kariuomenės generalinio štabo viršininkas. Jis pats inicijuoja praktiškai šitą darbą. Kažkam reikia tapti pirmuoju. Pirmas sąjūdžio kūrėjas. Kas yra? Kas turi sąjūdžio kūrėjo ženklelį šiandien? Tai, palaukit. O kaip Landsbergis pateko į sąjūdį? Aš nepasakosiu. Ne ta istorija, ne ta legenda. Žodžiu, ir panašiai. Ta reikėtų klausti, kas ten Vaišvilo, paskui šitas Medalinskas, ką siūlė, kas atėjo. Nesvarbu. Tai labai panašus dalykas yra su pirmu savanoriu. Ta prasme. Nereikia prisirišti prie to. Nėra tokio dalyko, niekas neišrašinėjo, kai pirmas kvietimas į kariuomenę Lietuvos taryba išplatina kada? 18 metų balandžio 18. Po vasario 16, balandžio berods 21. Ir iki rudens ten užsiregistruoja 1 ar 2 kareiviai ir porą šimtų karininkų. Su tai savanoriais taip yra. Dabar mes sakom, žodžiu, vėliavos iškėlė trispalvę. Bet pažiūrėkit, 18 metų, 19 metų pirmų dienų, ar 18 metų ten 19 pirmos dienos, ar sausio 1, 2 ir 5 žydų ir lenkų spaudą. Nėra blemba, nėra šaltinių, nei vėliavos niekas ir neminė. Niekas nematė. Vėliava kabo, niekas nematė. Paskui atsirado legenda, kad atėjo bolševikai sausio 6, 19 metų. Nuplėšė tą, žodžiu, paliko tik raudoną dalį. Čia iš viso nonsensas. Mitologija nuo pat iki viršaus. Tai negi jūs manot, mėlieji ponai, kad kada sausio 1 iš Vilniaus pabėgo paskutiniai lietuviai, 6 dienas Vilnių valdė tik lenkų legionieriai ir jie gynė trispalvę ir kovėsi su bolševikais Gedimino bokšte plevėsuojant trispalviai. Čia sveika protą reikia, nors kiek, čiučiut. Bet kai mes pradedam važiuoti į pievas, tada sveikas protas yra nebereikalingas, faktai nebereikalingi. Aš vis laik užduodu tą klausimą. Jūs man parodykit žydišką laikraštį ar lenkišką, kur būtų įvykiai smulkus aprašomi. Kas apiplėšė, kas ką nušovė. Trispalvės nepamatė. Kodėl nepamatė? Kaip taip nutiko, kad Vilniaus gyventojai nepamatė tos trispalvės? Aš nežinau, gal kas rado. Man nepavyko rasti tuose laikraščiuose tos. Tai su ta trispalvė taip yra. Ir kitas dalykas, tai aš nežinau, kodėl dabar yra tas būtų, jeigu taip ir būtų buvę. Čia apie faktus kol kas kalbu. Jeigu taip ir būtų buvę. Bet trispalvė čia, ta prasme, nėra pirmas trispalvės realus iškelimas Vilniuje. Pirma trispalvė kur iškelta ir kada? Prie to pastatų, kuriame dirbo Lietuvos taryba. Ir kas ten iškėlė, iki šiandien niekas negali pasakyti, kada jin atsirado tiksliai ir kas konkrečiai tą ant fasado pakabino. Pakabino tada, kai vokiečiai leido. Kažkoks buvo rastas sutarimas. Jinai plevėsavo. Paskui atsirado legenda apie tą žygį,
ta legenda pasakoja vėliau pats Škirpa, vienintelis dokumentuotas dalykas yra Škirpos atsiminimai ir jam pavaldžių 4 ar 5 kareivių irgi parašyti atsiminimai. Algimantai, pats garauni mitus. Bet gal ta prasme, pabėgime iki 35 metų. Jo, aš baigsiu gal ten šitą. irgi diplomatų nebuvo, nes jau... Jo, tai dabar su ta vėliava yra toksai dalykas. Nėra taip viską paprasta. Aš galvoju, o iš kur atsirado šitą legendą? Iš kur atsirado Škirpos legenda su šitą vėliavą? Atsiverskite išleistus žodžiu, Lietuvos vyriausybių protokolus, posėdžių protokolus Vilniuje. Paskutinis protokolas yra 18 metų gruodžio 31 dienos. Ir kas ten yra parašyta tam protokole? Dalyvauja praktiškai visa vyriausybė. Jau yra kitas premjeras, Šleževičius, socialistas. Ir ten yra kalbama ir apie Škirpą, Škirpa ten nedalyvauja, aišku, ir apie generolą Galvydį Bikauską. Ten pasisako šitas signataras iš Viekšnių švietimo ministras Mykolas Biržiška, kad mes negalim šiaip jau pasitraukti iš Vilniaus be nieko, kad privalom artėjant bolševikams bent simboliškai pasipriešinti. Bent simboliškai. Tam trumpučiam posėdžio protokole, kuris užima nepilnus 2 lapus, yra 3 kartus akcentuojamas dalykas. Lietuvos vyriausybė prieš pasitraukdama iš Vilniaus turi organizuoti bent simbolinį pasipriešinimą bolševikams. Taip ir pritariama. Sprendimas, įgaliojimas pasipriešinti, žodžiu, organizuoti pasipriešinimą su turimomis pajėgomis bent simbolinį. Generolui Galvydžiui Bikauskui, karininkui Kaziui Škirpai. Taškas. Viskas. Jie turėjo ginti Vilnių. Pagal šitą posėdžio protokolą randat Škirpos atsiminimuose, jam įgaliojimą teikta ir jo 19 metų sausio 1 dienomis susidūrimą prie Vilniaus su bolševikais nėra. Nei atsiminimuose niekas nematė, negirdėjo ir niekas nepaklausė. Škirpa su visais kartu, su Galvydžiu Bikausku, čia ne viena Škirpa. Ne viena Škirpa. Išvyko. Sakykime, kad jie iškėlė vėliavą vietoj pasipriešinimo. Galbūt, nesakau, kad neiškėlė, bet Lenkų ir tuometinė ir žydų spauda, to nepamatė. Tai va taip mes turime žiūrėti pirmiausia apie tos faktus. Dabar mes kalbam apie ką toliau. Galime toliau. Galima reaguoti į tai, kas... Ne, tai jeigu aš būčiau reagavęs, ką tu man čia pasakoji, žinai, mes būtume sustoję ten po pirmo tavo sakinio ir niekur toliau nebūtume nuėję, jeigu aš tu būčiau reagavęs. Tai čia yra principo dalykas, etikos dalykas, žodžiu, diskutavimų ir panašiai. Turėti kantrybės išklausyti, ką tau pasakys. 0,5 valandos kalbėjai, žiūrėjau laikrodį. Tai jau 2:30 minučių. Ja. Tai va, tai turėk irgi kantrybės. Toliau kalbam. Apie ką norit kalbėti? Gerai, Škirpa, žodžiu, sakykime, antras Škirpos heroizmas, ar ne? Jo, Škirpa yra padaręs vieną tikrai didelį dalyką. Manau, kad tai yra pats jo gyvenimo politinės veiklos didžiausias kredo. Tai yra 26 metų Liepos 17-26 dienos atliktas auditas Lietuvos kariuomenėje. Auditas. Vienintelis realus, tikras, neišgalvotas Lietuvos kariuomenės auditas. Apimtis to audito apie 30 puslapį, kiek atsimenu dabar, dokumentas. Super darbas padarytas. Aišku, padarė ne pats Škirpa, bet jis inicijavo. Jo politinė valia, aš jau čia kolegams truputėlį per pietus pasakojau, atskleidžia labai apgailėtiną Lietuvos kariuomenės padėtį. Korupciją, švaistimą, grobstimą, girtuokliavimą, netvarką. Va tą Škirpa tą mokėjo ir tą padarė. Nesileisiu į detalės, bet ten iš tiesų padėtis yra tragiška ir tik tai pasakysiu turbūt tiek, kad šito karinio audito rezultatas, greičiausiai vienas iš didžiausių politinių rezultatų yra 26 gruodžio 17 perversmas.
Nes Škirpa imasi realiai valyti kariuomenę nuo nedrausmingų, girtuokliaujančių, korumpuotų aukšto rango karininkų pirmiausia. Girtuokliauja ne aukšto rango karininkai, ten daugiausia lakūnai ir panašiai, kurie yra, kaip jisai rašo, ištvirkę ir taip toliau. Tai čia yra tikrai Škirpos yra nuveikimas. Žiūrint toliau į 26 gruodžio 17 perversmą, yra paradoksas, ar ne? Didžiausias Lietuvos herojus, jam vadovaujant kariuomenės generaliniam štabui, jauni karininkai, jam panosiai, tiesiog panosim, suorganizuoja perversmą, suorganizuoja ten apie 24 berods trijulės, tokias slaptas kopeles, kurios ten pėstininkų pulką apima panašiai, įvykdo tą perversmą, iš esmės. Ir ką daro kariuomenės štabo viršininkas naktį iš gruodžio 17 į gruodžio 18, jis pabėga iš Kauno į Šančius, bando Šančiuose pakelti berods stovi antras pulkas, bet vos pats nepakliūva piktiems karininkams, kuriuos jis atleidinėja į rankas, atiduoda, paskui grįžta į Šančių į Kauną, į generalinį štabą, išsitraukia pistoletą, padeda ant stalo, sako, vyrai, aš pasiduodu. Tai baigėsi Škirpos pasipriešinimas, sakykime, taip, antikonstituciniam perversmui. Herojus jis nebuvo. Po to, kai Škirpa, perversmininkams nepasipriešino, bet perversmininkai paėmė valdžią, ar ne, kilo klausimas. Koks klausimas kilo? Kur dėti tą generalinio štabo viršininką, kuris suorganizavo iš tiesų tam tik, valstybės požiūrių, gerą valstybės auditą, bet kartu leido įvykti perversmui ir nesugebėjo suorganizuoti jokio absoliučiai. Jeigu mes prisiminsim, pusę metų anksčiau Varšuvoje Pilsudskis organizavo perversmą, tai kas vyko Varšuvoje iki 26 metų gruodžio 80, vyko gatvėje mūšiai. Sužeistų 1500, žuvusių 309 iš abiejų pusių, pilsudskininkų ir antipilsudskininkų. Škirpa Kaune to neįstengė. Nesakau, kad tai blogai, bet jis tą bandė padaryti, jam tas padaryti neišėjo. Tiesiog apsiskaičiavo žmogus. Nepavyko. Ir tada kilo klausimas Smetonai kitiems, ką daryti su tuo iniciatyviu karininku, kuris, čia, bandė būti, beje, jis dar buvo socialistas. Jis buvo liaudininkas, socialistas ir panašiai. Tiesa, dar tuo laiku, bet dar iki perversmo, jisai dar padaro vieną irgi tokį labai svarbų dalyką. 26 metų, rugsėjo 28, yra sudaroma Lietuvos Sovietų Sąjungos nepuolimo sutartis. Nepuolimo sutartis. Ir ta nepuolimo sutartis turi tokį, slaptą dokumentą, slaptą priedą, taip vadinamą džentelmenišką susitarimą, gentleman agreement. O ten juodam balto parašyta, kad Lietuvos Respublika ir Tarybų Sąjunga susitarė vykdyti bendrą antilenkišką politiką ir koordinuoti visą savo keisti žvalgybinę informaciją ir koordinuoti visą, užsienio politiką Lenkijos ir Baltijos valstybių, Latvijos ir Estijos atžvilgiu. Ir Škirpa tai vykdo. Jis vykdo trumpai. Tik tai 2 kartus jis perteikia informaciją, sprendžiant iš sovietų dokumentų, saugomų Maskvoje, kaip generalinio štabo viršininkas, aišku, įgaliotas ne savo iniciatyvą, ne. Jo virš jo yra Šleževičius, dar aukščiau yra Grinius, yra socialistai, kuriams jis, ta pati komanda, ta pati kompanija, bet jisai, sprendžiant iš tų esančių dokumentų, nežinau, ar jie yra Škirpos archyve, jie yra Vilniaus archyve, LCV, jis neprieštarauja tam ir mato sovietus, realiai mato, kaip vienintelis sąjungininkas susikloščiusiai situacijai, kuriuo remiantis galima kovoti dėl Vilniaus. Tai va. Toliau jisai, paskui jau po perversmio, kaip aš jau minėjau čia, yra siunčiamas į diplomatinę tarnybą į Berlyną karo atašė. Ten jisai, ten jo pažiūros, sakykime taip, radikaliai keičiasi. Socialistas,
Nors kaip radikaliai keičiasi. Jeigu žiūrėti į tai, kaip nacijų partija transformuojasi, jinai save kaip vadino, nacional-socialistinė, tautiškai socialistinė. Žodžiu, vokiečiams reikia ne bet kokio socializmo, ne tarptautinio, ne internacionalinio, jie prieš trečią internacionalą, žodžiu, jie už tautinį, žodžiu, socializmą, tas, sakykim, taip Škirpa iš socialisto tokio įprasto vakarų, rytų kirpimo socialisto tampa jau tokiu, žodžiu, susižavi tomis idėjomis ir iš esmės jisai tokiu lieka, sakykim taip, iki pat antrojo pasaulinio karo išvakarių ir kai mes Smetona, žodžiu, matydamas tą tokį jo susižavėjimą, Smetona toks buvo šiek tiek kerštingas žmogus. Tylus, bet kerštingas žmogus ir, sakysime, jisai Škirpa pakišdavo tokias nedidelės kiaulaitės. Pirma kiaulaitė buvo ta, kada Škirpa buvo išsiųstas pirmojų Lietuvos pasiuntinių į Varšuvą. Škirpa labai nenorėjo, nes jis visą laiką laikėsi tokios tvirtai antilenkiškos pozicijos, kad kol Vilnius negrąžintas, su Lenkais jokių derybų ir diplomatinių santykių būti negali. Ir staiga prezidentas 38 metų kažkur tai kovo apie 20-21 jam teikia tokį siūlymą iš Berlyno, iš karo atašė, tapti pasiuntiniu. Aišku, žiūrint pagal formalią diplomatiją, tai yra karjeros šuolis iš karo, žodžiu, iš atašė karo reikalams, iš karto į pasiuntinį, iš karto į Varšuvą. Ir Škirpa ten, žodžiu, prabūna iki 38 metų rudens, praktiškai pabaigos. Vėliau jis yra perkeliamas į Berlyną. Į Berlyną jis perkeliamas su vėlgi vienintelė intencija. Smetonos, Lozoraičio, tą patį mato ir vėl kitas ministras Urbšys. Škirpa yra provokiškas. Škirpa yra ne šiaip savo provokiškas. Škirpa ir tai yra, aš nežinau dabar, kiek jis yra parašęs pranešimų iš Berlyno į Kauną, iš kurių Škirpa gėrisi savimi, Škirpa gėrisi savo ryšiais su Trečiojo Reicho pareigūnais. Ten yra paklodės. Jis buvo labai darbštus žmogus. Jo pranešimai yra po 5, kiti 10 lapų. Ir ten yra detalės, jis mėgaujasi. Praktiškai jūs galima publikuoti kaip romanus. Škirpos pranešimus, kaip jisai plečia savo įtaką ir panašiai. Ir tas toksai, žodžiu, jo, turbūt, sakykime, toks jo susižavėjimas vokiečių gale. Ir iš esmės Škirpa antrojo pasaulinio karo išvakarėse jisai gana neblogai beje prognozuoja, sakydamas, kad artėja karas ir šito karo 2 pagrindiniai herojai bus tik tai 2. Ne vakarų valstybės ir ne Amerika šito prasidedančio karo. Bus sovietai, Europą valdys arba Trečiasis Reichas. Ir tokiam pasirinkime, va čia kolega jisai taip ir klausimą iš esmės formulavot, ką lietuviai turi rinktis. Škirpa renkasi šitoje vietoje buvęs socialistas, buvęs ten džentelmeniško susitarimo dalis ir vykdytojas, renkasi vokiečius, o vėliau jau tas, sakykime, ta visa jo karjera, aš turiu galvoj, tai, kas įvyksta po 40 metų, birželio, rugpjūčio, Lietuvos Respublikos okupacijos ir aneksijos, tai yra visiškai logiška jo veiklos atomazga, be jokios abejonės, ir LAFO sukūrimas Berlyne lapkričio 17 ir LAFO dokumentai ir galų gale tie dokumentai, kurie vėliau yra Škirpai tiesiogiai nedalyvaujant, nes Škirpa lieka Berlyne, lieka namų arešte, jam leidžiama išeiti tik į bažnyčią, pasimelsti, aš ironizuoju truputėlį, bet į Kauną vykti jam neleidžiama, žodžiu, jo vardu, sakykime taip, jo sukurtas kūdikis veikia Kaune, Ambrazevičiaus vyriausybė ir panašiai, aš dabar nepasakosiu detalių, ką nuveikė kabutėse gero Ambrazevičiaus vyriausybė nuo 41 birželio 23 iki rugpjūčio 4, bet kai genocido centras čia kada čia pateikė tą pažymą, kad maždaug nekolaboravo, čia pernai ar užpernai, prieš metus laiko, tai mane švelniai tariant nustebino. Kodėl nustebino? Todėl jūs palyginkite visi laikotarpį prancūziškai. Ten kas ten yra 2 veikėjai? Yra maršalas Petenas,
Verdeno herojus, ne Škirpos lygio herojus, kuris pakėlė vėliavą ar ne. Tai yra Verdeno. Kas yra Verdeno kautynės? 16 metai. 1 milijonas žuvusių iš vienos ir iš kitos pusės. Tai yra realios, ta prasme, o kitas, tas ministras, Lavalis Pieras, irgi daugkartinis ministras. Jie irgi, ta prasme, mūsų genocido centras pasakė maždaug, kad mūsų Škirpa, jie nebuvo Trečiojo reicho pareigūnai. Tai ką, Lavalis buvo Trečiojo reicho pareigūnas, ar buvo pareigūnas Petenas? Jie nebuvo. Bet 45 metais abudu buvo nubausti mirties bausme. Tiesa, realizuota jinai buvo tik vienam. Gerai, Algimantas labai, ta prasme, užbaigė tiksliai, nuo kurio mes dar šiek tiek turime laiko padiskutuoti. Pamirškime vėliavą, jeigu jau taip sakai, neiškėlė, tai neiškėlė, gal ir vėliavos nebuvo. Pamirškime pirmąjį savanorį, kas iš tiesų sutikčiau su tau ten įvairiai. Ten Škirpa pats rašo, kad buvo labai nepatenkintas Smetonas, nes jisai norėjo gauti to pirmo savanorio statusą, bet vėlgi. Eikime iš tiesų į tos laikus, kurie yra ir aktualūs, atvirai šnekant, aš dar šiek tiek kartuoju, tai ką pasirinkti. Vieną ar kitą pusę, nes, ir dabar yra klausima, tai ar vien. Pats minėjai iš tiesų, ir dabar tikrai irgi norėsiu dar toliau pratesti vis tik tai sukilimo temą ir holokausto temą. Ir dabar jau čia kalbame apie tam tikras diskusijas tiek visuomenėje, tiek politikos tarpe, kurių genocido tyrimo centras, žinoma, įsijungęs tom pažymom. Ir pats minėjai tą būtent Škirpos vaidmenį ir prognozavimą. Beje, Gebelsas tam yra išleista vokiečių kalba įdomus Gebelso dienoraščiai. Ten rodo, buvo gana intelektualų žmogui, Vokietijos propagandos ministrų. Tai jisai dar prieš karą irgi, bet jau po Berlyno, po Paryžiaus žlugimo jisai ten prognozuoja, kad taip, sako, čia išeities nebus, mes turime susirengti su kita civilizacija, tai Rusijos civilizacija ir čia šitas karas numatytas, bet gali būti, jisai prognozuoja, kad iš to karo laimėtojas išeis ne tos pusės, o Jungtinės Amerikos valstijos. Beje, minėjai ir Škirpa kažkur tai vienam sakinėlį, kad taip gana neigiamai. Ir sako, su tokiu žmonių mes turėjome laiką, su tokiu žmogumi mes turėjome reikalų Berlyne. Jis taip gana paniekinamai, nes Škirpa buvo Berlyne, kai gyveno karo metais Berlyne, taigi jisai buvo bandė prisimušti ir kartais susitikdavo su nacių pareigūnais. Dabar vis tik tai klausimas tas, kuris yra susietas, žinoma, su Škirpos vardu, Lafo sukilimas. Tai čia, aišku, faktas įvykęs, ką mes sakysim, galėjo ar negalėjo. Bet klausimas yra, ar galimas pateisinti Lafo sukilimą, turint omenyje, kas įvyko jau vėliau. Tai aš gal žodį šitai požiūriu. Ir vėlgi, Škirpa yra laikomas, kad, pradinis antisemitizmo tasai pliūpsnis išėjo iš Lafo atsišaukimų, spausdintų Berlyne, ir žydai buvo matomi kaip taikinys. Tai gana logiškai. Tai gal jūs pirmas. Dėkui už dar sykį suteiktą žodį. Išklausėm Algimanto, mes matėme tam tikrą įvykių interpretaciją. Čia yra interpretacija, kaip ir mano interpretacija. Tie patys faktai, bet juos galima komentuoti iš įvairių, kaip sakant, taškų. Čia aš truputį tik tai dėl tos pradžios, dėl pirmo savanoriaus, dėl vėliavos. Aš neradau nė vieno abejojo. Tai, kad žydų ar lenkų spauda nerašė, tai tas nieko nereiškia. Lietuvių spaudoj būtų, jeigu būtų Škirpa apsišaukėlis, tikrai būtų buvęs sugėdintas viešai spaudoj ir kad tu kažko tai. Aš tik tai, nežinau, kurioje knygoje esu įdėjęs 19 metų atsišaukimą, pasirašo majoras Škirpa, kur kviečia į nepriklausomą, Lietuvą stot savanorius. Jis kovojo ir bolševikų fronte, ir lenkų fronte, ir bermontininkų fronte. Tai kalbėti, kad jis nebuvo, taip sakant, ar bejoti jo drąsa, narsa ir taip sakant, dalyvavimu mūšiuose, nežinau. Tai čia dėl praeities. Dabar aišku, kontroversijos kyla ne dėl to. Reiškia, kontroversijos kyla dėl Lafo, dėl, vadinasi, jo provokiškumo. Aš nenorėčiau, aš pavyzdžiui, kitaip vertinčiau Škirpos,
taip sakant, tą vokišką dimensiją, pavadinčiau. Jis nebuvo germanofilas. Pirmasis, kuris, taip sakant, paleido šitą terminą į apyvartą, tai buvo Eduardas Turauskas, kuris buvo politikos departamento direktorius ir jau Lietuvoje, nepriklausomos Lietuvos laikais, 38 tenais ar kelintais metais, jau pradėjo, tai Škirpa ten yra, reiškia, germanofilas. Jis nebuvo germanofilas, yra labai aiškiai jo laiškas Leonardui Šimučiui. 41 metų sausio 31 dienos. Didelis 12 lapų, taip sakant, laiškas, kada jau pradėjo veikti Lafas Berlyne ir jis dėsto tikslus. Tai kalba karininkas, kuris mato jėgų santyki ir kokios gali būti išeitys iš viso šito. Ir jisai, kaip sakant, kaip labai, taip sakant, pragmatikas, jis dėsto Lafo, reiškia, galimybės. Kad mes turime, jis ten turėjo su vokiečių karininkija ryšius, jis tenai, reiškia, kalbėjo ir vokiečiai iš principo jam iki maždaug 41 metų kovo mėnesio šitie santykiai gana sklandžiai vystėsi. Apie kovo mėnesį, kovo antroj pusėje, balandžio pradžioj įsikišo į šitos reikalus Gestapas ir jisai, reiškia, jau pajuto, kad iniciatyvą iš Abvero perima Gestapas. Ir jisai pradėjo, reiškia, jausti jau Berlyno Lafo, kaip sakant, aplinkoj. Dabar aš neveltui minėjau tą diplomatų konferenciją. Yra labai gerai išsilaikęs korespondencija, susirašinėjimas viso diplomatinio korpuso. Turauskas, Škirpa, Lozoraičiui, Lozoraitis Klimui ir taip toliau. Visas procesas vyko labai atvirai ir labai kolegialiai. Visais dokumentais dalinosi. Net tas pareiškimas apie žydus buvo išsiųstas, vadinasi, ir Lozoraičiui, ir Turauskui, ir Klimui. Visi diplomatai įskaitė ir visi parašė leist. Reiškia, tuo metu mes dabar šiandien sprendžiam iš savo žinojimo aukštumos, matymo, kaip tada ten jau viskas aišku mums. Tada niekas nebuvo aišku. Ten buvo matomas, reiškia, sovietinis teroras, dingstantys žmonės, tremti, reiškia, į Sibirą ešalonai ir taip toliau. Ir buvo tam tikra opinija, tam tikra nuotaika, kuri buvo visų, reiškia, diplomatų aplinkoj. Tokie žodžiai, kuriuos pavartojęs yra Lozoraitis, Klimas, Turauskas, Škirpos laiškuose nėra. Aš labai įdėmiai perskaičiau laiškus. Škirpa niekur absoliučiai nėra jokio antisemitizmo. Atsiminkim, su kuo jisai dirbo, reiškia, Berlyne. Kas buvo Lafas? Aš suradau steigiamąjį dokumentą. Ten nežinau, ar spėjau parodyti ar ne. Reiškia, originalas yra su visų parašais, bet jis yra apdegęs, aplietas, ten vos gyvas. Tai ten žmonės buvo susirinkę ne tokie, kokius norėjo Škirpa arba pagal savo pažiūras būtų rinkęs. Ten buvo atsitiktiniai pabėgėliai, kaip sakant, kuriem pavyko iš Lietuvos išsigelbėti ir pabėgti į Berlyną. Didžiąją dalimi tai buvo saugumo darbuotojai, valstybės saugumo departamento, reiškia, pareigūnai, kuriems grėsė didžiausias pavojus. Tai buvo dalis karininkų, jaunesniųjų, ir jie dažniausiai buvo voldemarininkai. Ir, reiškia, tame Lafos teigiamajame ir paskui ten įsijungusių kitų žmonių, aišku, persvara buvo voldemarininkų. Reiškia, bet ten buvo ir tautininkai, ir buvo krikščionys demokratai, ten buvo ir Maceina, ir kaip sakant, kunigų buvo, ir socialdemokratų buvo Ancevičius. Ir taip toliau. Reiškia, tai jie bandė, kiek ten buvo įmanoma Berlyne sudaryti, jie sudarė tą tokį politinį, taip sakant, spektrą. Ir Škirpa galvojo, kad iš viso šito, pagrindinis dalykas, reiškia, atkovoti Lietuvos nepriklausomybę. Nes tai yra didelė rizika, didelis pavojus ir, reiškia, jie duodavo priesaiką, pasirašydavo, reiškia, priesaikos, reiškia, tam tikrus dalykus, kad, vadinasi, jie negailės nei gyvybės, nei viso kito, bet mūsų tikslas yra nepriklausoma Lietuva. O toliau, reiškia, jau bus po karo
kongresas, bus, vadinasi, suvažiavimas LAFO, jie ten, reiškia, programą, ten kas norės skirstysis į politinės partijas ir taip toliau, reiškia, bet dabar šito klausimo nekeliam, reiškia, pasaulyje žiūrim taip toliau. Tai, reiškia, buvo atvirų žmonių, aišku, kad tenai gestapas domėjosi, kas ten vyksta. Gal ten buvo net ir jų žmonių, kurie iš viso raportuodavo ir Škirpa negalėjo su to nesiskaityti. Be abejo, reiškia, jeigu ten būtų pradėję vidiniai skilinėjimai, sproginėjimai, ten iš vis nieko nebūtų išėję. Tai jie, reiškia, kažkaip tai Škirpa tą balansavo. Dabar kas rašė tą žydų, vadinasi, atsišaukimą apie žydus, neaišku. Tikrai ir ne Škirpa rašė, nes ten buvo tų dokumentų tiek, reiškia, visokių, reiškia, ir Škirpa dirbo tai prie šito diplomatų, vadinasi, ten tokia brošiūrėlė buvo parengta, diplomatiniai depešos visos, reiškia, prie užsienio valstybėm po sovietų okupacijos. Tai jis prie šito tikrai dirbo. Dabar kiti ten buvo pavesta Antsevičiui, buvo pavesta Railai, buvo pavesta ten visa eilė, reiškia, žmonių pasiskirstyta, kas ką daro. Jis fiziškai nebūtų turėjęs net laiko, reiškia, norėdamas tiek apriepti. Tai dabar tai reiškia, ten vienas iš jų buvo. Bet sakau, faktas yra tas, kad visi diplomatai tą perskaitė ir atitinkamai, vadinasi, savo laiškuose, savo agremaną tokį pritarimą atsiuntė. Jis sakė, Lozoraitis sakė, tegul eina, reiškia, yra maždaug toks klimo, tai ten yra iš viso, reiškia, ten aš jau, taip sakant, toks kategoriškas pareiškimas. Tai žodžiu, parašymas, kada čia buvo diskusijos Vilniaus savivaldybėje dėl Škirpos gatvės, tai ten buvo tiesiog atvirai neteisybė, reiškia, buvo pacituotas tas LAFO pareiškimas ir parašyta Šimašius, reiškia, rodė ant lentos, ir čia Škirpa, Kazys Škirpa. Tai čia ne Škirpa. Tai jeigu dabar, reiškia, kuris nors, vadinasi, koks nors pareiškimas ar Seimo, ar kokio nors kitos kolegialios institucijos ir kaltinti, kad pirmininkas ar prezidentas jį pasirašo, jeigu jisai nepritarė, ar jis gali nepritart, bet jeigu dauguma taip nutarė, jis tai pasirašo. Jo labiau tie nėra parašyti, bet pasirašyti. Yra parašytas, reiškia, LAFas. Tai tam tikra dalis atsakomybės, reiškia, jis dalyvavo organizacijoje, yra, bet kaltinti konkrečiai, kad čia Škirpos valia ir Škirpa taip darė, tai mano supratimu yra netikslu ir neteisinga. Ačiū labai iš tiesų. Čia, žinoma, buvo šiek tiek provokacinis klausimas. Aš noriu jums, nes, žinomas, tos yra diskusijos. Dar aišku, čia temų yra daug. Beje, tie antisemitizmo nuotaikos Lietuvoje, tai jos pradėjo reikštis 40 metų vasarą, po to tik tai vis labiau stiprėdavo. Ir čia nebūtinai tik tai politikų, valdemarininkų, aišku, dešinių ir provokiškų asmenų požiūris, bet tarkime, jeigu mes paskaitysime dokumentus kaip Zenono Ivinskio dienoraštį, tai ten Ivinskio dienoraštį irgi rašoma. Sako, žydelė jau persimetė prie tos valdžios ir taip toliau. Yra tokių momentų. Tai reikia pasakyti, kad tam tikros nuotaikos Lietuvoje ir tam tikri procesai buvo tokie visuotiniai, kad kartais nesinori apie juos šnekėti, kad kalbėti tik tai apie tą vos ne įgimtą lietuvišką antisemitizmą, diskusinis klausimas, kas žin buvo. Dabar vis tik tai atsakomasis žodis gerbiamam Algimantui. Tai vis tik tai kokia ta Škirpos ten rolė, kaltė, LAFE ir galbūt aš jau čia einu prie baigiamosios tos diskusijos dalies. Tai reikėjo to sukilimo ar nereikėjo to sukilimo? Nes 93 metais, kai vyko ta diskusija Lietuvos Aide tarp tikrai intelektualų ir istorikų, tai buvo įvairių ten nuomonių. Mikelinsko buvo nuomonė. Taip, Mikelinsko, Avyžiaus, ten, sakau, tuometinis Lietuvos Aidas buvo labai įdomus ir ten diskusija buvo ne tik apie tai, bet ir apie Brazausko vizitą į Izraelį ir atsiprašymą. Vėlgi, ir diskutavo rimti žmonės. Tokie buvo laikai. Tai čia, tiesiog vėlgi pasvarstymas, patsgi mėgsti faktus. Mes žinome, kad po fakto jau tai buvo, bet gal buvo alternatyvų? Dėkui, Vygantai. blogai suprastumėme, mes visi ir Lietuva blogai suprastų,
jeigu pradėtų galvoti, kad Škirpa yra kažkokia lietuviško antisemitizmo tėvas ir išradėjas. Gink Dieve, ne. Būtų visiškai klaidingas supratimas. Reiškinys tas senas, nuo naujųjų laikų, nuo Mykolo Lietuvio, žodžiu, kuris pasisako lygiai greta prieš moteris ir prieš žydus. Tai yra dar, žodžiu, ojoj. Paskui Kudirka yra šiek tiek įdėjęs plytą ne vieną į tą visą reikalą. Aš taip, aišku, plačiai dabar čia tokiais mostais. Tai ir jeigu žiūrėsim 20 amžių ir tą patį tarpukarį vadinamą, tai yra 22 metai, rinkimai turbūt rinkimuose į pirmąjį Seimą, taip ryškiau pasireiškia antisemitizmas, vėliau jisai šiek tiek pliupsteli 26 metų pabaigoje, po perversmo, 27 pradžioje, jis tokiamis bangomis eina. Paskui, aišku, su naciais, paskui su Klaipėdos byla, eina toks ir šiuo atveju Škirpa tikrai čia niekur nepasireiškia kaip antisemitas. Škirpos susižavėjimas, dirbant Berlyne, greičiau yra ne nacistinė ideologija. Ne. Škirpa susižavi vokiečių ginklo galia, vokiečių karinė organizacija, politinė sistema. Ir Škirpa čia nėra vienintelis. Tuo susižavi Anglijos karaliaus dvaras. Edvardas VIII, kuris ten pabuvo karalium labai trumpai, visa šeima, yra nufilmuoti kadrai, kaip jie salituoja nacistiškai, žodžiu, visa šeima ir kaip karalius moko savo šeimą. Tai Škirpa, čia mums dabar atrodo, kad čia mes kažką to. Dalis intelektualų taipogi žavisi. Dalis žavisi kairiuoju, bolševizmu, komunizmu, dalis nacizmu. Ta mes turim suvokti. Bet čia buvo pasakyta, kad Škirpa, pragmatiškas žmogus. Čia Vidmantas jau tiesiog įsijaučia į Škirpą ir jisai yra, žodžiu, škirpininkas. Tai čia yra sąžiningas dalykas, to negalima prikišti ir iš tiesų Škirpa save laiko pragmatiku, veiksmo žmogum, action, žodžiu, kuris veikia, jis kritikuoja Smetoną, kad jis paseno, sėdi, nieko nedaro ir panašiai. Ir kad čia reikėtų, pirmas Škirpos bandymas pakeisti radikaliai Lietuvos užsienio politiką yra kada? Yra 40 metų. Yra 40 metų turbūt, galvoju, ar 39 dabar. 39 turbūt, ne vasaris, sausio pabaiga vasaris, kada jį sukala, ten iš esmės jokio antisemitizmo nėra. Jisai tiesiog įrodinėja technologiškai, kad šitas karą laimės Vokietija, nes vakarų, ta prasme, giliai filosofiškai gali suprasti, nes vakarų demokratijos pralaimės, jos ištižusios ir silpnos. O Vokietija dinamiška, jis mato tą dinamizmą vokišką ir jinai laimės ir Lietuvai reikia greitai viską padaryti, čia prieš pat Klaipėdą, teisingai, ir jį tada sukala, Balutis keikiasi, kritikuodamas Škirpą, sako, po velnių, aš jam taip ir kitaip, keipkėsi Sizikauskas, ne Sizikauskas, Turauskas, Bizauskas, Klimas, Šaulys, Baltrušaitis, praktiškai beveik visi, į kuriuos buvo kreiptasi visi. Ir Škirpos karjera 39 metų vasario pabaigoje kabo ant plauko. Jis būtų buvęs atšauktas. Jį pasisako visas diplomatinis elitas už Škirpos atšaukimą iš Berlyno. Bet Smetona negali atšaukti. Negali atšaukti todėl, kad Škirpa į Berlyną atvyko prieš 1,5 mėnesio. Berlyne jis turi gerą rekomendaciją, vokiečiams palankaus ir protingo gero diplomato ir pasiuntinio. Ir kaip tu atšauksi gerą žmogų, jeigu vos belaikai Klaipėdą savo rankos ir dabar dar gadinsi santykius. Nėra kaip. Todėl Škirpai prigrasinama ir jis paliekamas tuose, žodžiu, savo pareigose. Dabar atsakant tiesiai, ką klausė Vygantas apie 41 birželio 23 sukilimą. Keistas yra, kadangi žmogus skelbėsi save pragmatiku, daro didelius geopolitinius apibendrinimus, jo mąstymas, jeigu remiamės į tas dvi paradigmas, pragmatiko ir geopolitikos skaičiuotojo, yra velniškai keistas. Aš jo niekaip negaliu suprasti. Vidmantas, aš supranta, aš nesuprantu Škirpos logikos. Kaip tu gali suprasti, kad Vokietija bus ta
tas pamatas, ant kurio Lietuva atsistojusi gali atkurti savo nepriklausomybę po sovietinės okupacijos arba aneksijos, jeigu Vokietija tik ką pasidalino su ta pačia Sovietų sąjunga įtakos sferomis ir pasidalino Lietuvą. Ir Škirpai tiesiai į akis taip ir pasako vokiečiai. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas. Man nepavyko rasti jokio dokumento, man atrodo ir šitame savo leidinėje Sukilimas, Škirpa ten taip nerašo, kad vokiečiai jam kada nors buvo žadėję leisti atkurti nepriklausomą Lietuvą. Jie to niekada nežadėjo. Tai žiūrėkit, kur atsiduria Škirpa šitoj vietoj, dabar vertinant politiškai ir istoriškai. Jis atsiduria blogiau, mano požiūriu žiūrint, negu Petras Cvirka ir Salomėja Nėris. Nes Stalino saulė vežama su intencija, kad Stalinas valstybingumo nekeis ir kad čia viskas bus gerai, kad čia jo viskas klestėsi. Toks yra pasakojimas sovietinis, melagingas, bet jis toks yra. Vokiečiai elgėsi sąžiningai, palyginus su Stalinu ir su sovietais. Hitleris, Ribbentropas, Kanaris, su kuriuo bendrauja Škirpa tet, kaip aš dabar su jumis, jis susitinka su Kanariu ne kartą. Niekas jam iš jų nesakė. Niekas nesakė, niekas nieko nežadėjo. Tai yra Škirpos science fiction. Čia yra ir nieko daugiau. Ir paskui atsiranda žmonių, o čia yra lygiai tas pats, ką šiandien kalbama, kad mes turim laimėti karą prieš Rusiją, karo lauke. Nu, pirmyn vyrai, kodėl jūs sėdit salėje ir diskutuojat su manim, jeigu norit karą laimėti tenai? Tai kelkitės ir eikite. Jeigu aš taip galvočiau, aš taip ir daryčiau. Bet jūs taip negalvojat. Jūs mulkinat visą tautą ir Škirpa lygiai taip pat. Kuo jisai tikėjo? Jis tikėjo tuo, ko jam niekas nesakė? Ar jis tikėjo tuo, kad vokiečiai yra geri, prieš tai nugalabijo Lenkiją, nugalabijo krūvą Europos valstybių, jokio valstybingumo nepalikdami, nugalabijo visus, ką tik tai galėjo, pasidalino Lietuvą su rusais ir dabar Škirpai nieko nežadėjo atkurs Lietuvą. Palaukit, iš kur jūs susigalvoja tas nesąmonės? Aš kalbu drastiškai. Iš kur jūsų galvose gimsta lietuviai broliai šitas absurdiškas galvojimas? O dabar paaiškinsiu labai trumpai, nes matau, kad jo kantrybė baigėsi, bet vis tiek aš pasakysiu, ką noriu pasakyti. Iš kur atsiranda šitas galvojimas? Iš kur atsiranda toks galvojimas sukilėlių tų nelaimingų žmonių, sakyčiau, žiūrint jo. Jie paukoja daug ir nieko negavo. Nu kaip negavo, jie išleido žydų padėties įstatymus. O ta preambulė žydų padėties įstatymų, nuo A iki Z lietuviška. Greičiausiai pirštą pridėjęs neįrodysiu, bet ko gero Ivinskis pridėjo pirštą, su puikiai istorišku pagrindimu, kodėl žydai tokie yra anokie ir kodėl jie turi būti taip ir taip ir taip ir panašiai. Iš kur tas viskas atsirado? O tas viskas atsirado, mano supratimu, iš 40 metų birželio 15. Tiksliau nakties, iš birželio 14 į birželio 15. O paskaitykite tuos pačius opozicionierius, socialistų liaudininkų, Audėno, Bizausko Krikdemo, kitų, ką yra likite prisiminimai. Neskaitykit Smetonas, nesakysit Smetoną, pabėgo per upelį, jis melagis ir panašiai. Skaitykit Smetonos opozicionierius, antismetonininkus. Ir ką jie visi liudija savo prisiminimuose, paskutiniam posėdė ir kituose. Jie visi liudija, kad reikia priimti ultimatumą. Ultimatumą reikia priimti, nes sovietai ateina ne prieš Lietuvą. Sovietai ateina nuversti Smetonos režimo. Bet jeigu sovietai ateina nuversti Smetonos režimo, tai reiškia, mums atsiveria kelias sugrįžti į valdžią. Iliuzija puikiausia. Sovietai atėjo, bet tos iliuzijos jie nepatvirtino. Ir suprantat, kai vaikas laukia saldainio iš mamos, mama parvešė, iš parduotuvės nupirko kažkokių tai iš turgaus ir įdėjo, užrakino sekcijoje. Kaip jisai supyko, ojojoj. Va taip pat jie šitie piliečiai supyko ant sovietų, jie laukia sovietų, nes tikėjosi, kad jie nieko blogo nepadarys, nes maždaug galvoja, kaip bus tie patys sovietai, tie patys rusai grįžta, kurie pabėgo iš Lietuvos 1914 metais. 14 metais gyvenimas Lietuvoje nebuvo labai jau blogas, spauda buvo grąžinta, visa kita, imperija kilo. Grįžo kiti, ne tokie, baigiu toj. Ir iš to kilo, išsirutulio,
Sukilimą birželio 23 organizuoja antismetoninė opozicija, kuri nepatikėjo Smetonos sakymu, kad ateina okupacija, atidarė okupantui vartus plačiai ir gavo, atsiprašau, figą. Ir paskui jie pabando atsilošti tą praloštą totaliai šachmatų žaidimą, pabando atsilošti su Hitleriu. Bet tai yra dar kvailiau. Ir iš visų tų dviejų klaidų antismetoninės opozicijos turim vieną didelį holokaustą. Ačiū. Na taip. Čia įdomus toksai požiūris. Aš iš principo, kažin ar sutikčiau su juo. Žinai dėl ko? Taip, teisingai tas sudėlioja. Beje, 40 metais birželio mėnesį tikrai niekas taip nesitikėjo, kai kurie opozicionieriai, aš čia pacituosiu, manė, kad režimas neišlaikys, aš turiu mintis Smetonis. Nu, ne tik režimas neišlaikė. Čia jau iš tiesų taip. Naivios tos buvo idėjos, naivokos, išskyrus gal kai kuriuos dešiniuosius, kurie matė ir labai aiškiai matė, bet pats išdėstė visą tą dalyką, kad tarsi nuo 40 metų iki 41 metų birželio, nuo vieno iki kito birželio, tai buvo tik tai toksai nusivylimas anos politinių grupuočių, politinių partijų, politinių lygių, kurie kapituliavo, toksai tarsi toksai atpirkimo ožio ieškojimas. Jo. Bet tai kasgi buvo nuo 40 metų, irgi dokumentai rodo. 40 metų birželio, 41 metų Lietuvos sovietizacija buvo. Iš pradžių taip rami, paskui vis labiau stiprėjama. Liepos mėnesį, taigi inteligentijos galva yra nukertama, galim sakyti. Pirmieji suėmimai, Sniečkaus pasirašyti. Kurie tie žmonės atsidūrė? Nu, ne visi išėjo iš kalėjimų. Ir tolesnės represijos. Ir čia sukilimą, tai nemanau, kad nuo Škirpos atsišaukimų tai atėjo 41 metų pirmieji trėmimai. Ir čia tas šokas, už ką? Na, suprantama, karininkai, gali jausti už ką. Saugumiečiai gali jausti už ką, ūkininkas už ką. Ir kasgi dalyvauja tose trėmimuose? Taip, sovietai, NKVDistai. Kas dar? Kolaborantai. O kaip su žydais? Tai žinote ką? Tiesiog gal reikėtų sudaryti visus sąrašus. Čia aš nesakau, nekalbu apie Lietuvos žydus. Juk yra kolaborantų. Ir iš šito žmonių tarpo. Ir jie yra pamatomi. Yra pamatomi kaip valdžios padedantis valdžiai. O paskui jau kas prasideda paskui, žinoma, Kaune ar kitur. Gaujų yra daug ir galimybė pasiplėšti svetimo turto. Paskui jau ir toliau. Tai mes jau einame į pabaigą, aš tik dar norėčiau dar vieną dalyką pasakyti, čia kas buvo jūsų irgi pasakyta. Žinote ką? Juk niekas nežinojo, kas vyks Lietuvoje. Kalbu apie holokaustą, jo organizaciją, masinius šaudymus prie duobių, kas yra faktas. Ką jūs manote, kad tai buvo žinoma? Ne. Naciai kitaip planavo. Ir planavo kažką tai, kas nors, kad žydai turi išeiti. Buvo tas pradinis. Kažkokias valstybės turi priimti. Turi kažkur tai, tokie. Bet ta organizacija, tai jinai vėliau yra šita masinis žudimas. Jisai yra vėliau suplanuotas. Nežinau, ar Škirpa žinojo tokius dalykus. Sunkiai man tikėtina, bet čia kiti klausimai, savame suprantama. Ir kaip matote, galbūt užbaigiant, aš tik tai norėčiau jau nueiti nuo istorijos, kas buvo tikrai labai įdomu ir gana radikaliai kai kur susipriešinta. Tai vis tik tai paskutiniai sakiniai, Virmantai, tai kaip vis dėlto dėl gatvių ir atminimų? Aš kalbu tiek Vilniuje, ne tik tai Vilniuje, bet Vilnius labiausiai. Taigi buvo Škirpos alėja, jos nebėra, yra Trispalvės alėja. Buvo, nežinau, ten tasai vis nepakabinamas lenta. Vienas iš generolo Noreikos atminimo lenta buvo sudaužyta, lyg tai dabar jinai vėl kabo. Tai vienu metu jos atsiranda, paskui išnyksta. Taigi, kaip su ta atminimo kultūra? Keletas sakinių. Aš norėčiau vis dėlto porą sakinių reaguoti į ką pasakė Algimantas. Tai vėl reiškia, yra interpretacija, jo toks matymas. Aš manau, kad kadangi Algimantas yra geras labai Smetonos asmens žinovas, jis daug darbų ir tą temą yra ir pasisakęs, ir tyrinėjęs, ir visa kita.
Ir sakyčiau, yra vienas iš tokių Smetonos ryškiausių, pavadinčiau, apologetų. Jo, kur argumentuotai gina savo poziciją, pagrįsdamas. Nors aš kritiškiau žiūriu į Smetoną, bet vis tiek esu linkęs manyti, kad Smetona vertas paminklo Vilniuje, nepaisant, taip sakant, viso kito. Bet Smetona ir Škirpa yra, taip sakant, aliejus ir vanduo. Jie, nepaisant to, kad pačioj pradžioj, pirmame etape 18 metų, ten jisai talkino Smetonai, taip sakant, kaip karininkas, visa kita, bet po to, reiškia, daug dalykų, reiškia, Škirpa pagrindė. Taip lengvai Grybo kotų neišeitų nudurti jį, kaip sakant, kad čia, jisai čia kažkokios tai asmeniškumai, taip toliau. Čia susikirto politinės pozicijos, skirtumai, matymai. Ir Škirpos matymas, kad remtis Vokietija, tai nebuvo šiaip savo filija, reiškia, meilė. Aš sakau, perskaičiau daugybę jo laiškų, kur jisai labai aiškiai pagrindžia. Tai buvo pragmatinis skaičiavimas. Jam atrodė, jis manė, kad, reiškia, tos rusus sutriuškins. Rusai matė, reiškia, kokia bloga, reiškia, jų organizacija, ta kariuomenė, tai visa kita. O vokiečiai čia, taip sakant, net niekas negalėjo skaičiuoti, kad, reiškia, Amerika įsijungs ir praktiškai su Vokietija kariaus Amerika, Anglija, reiškia, ir visas, taip sakant, vakarų pasaulis. Tada neatrodė. Atrodė, kad, reiškia, bus blitzkrygas, per kelis mėnesius rusus parklubdys ir, taip sakant, bus Europa jau Vokietijos dominuojama. Tai reiškia, kaip dabar mes nežinom, ko čia baigsis visi Trumpo, taip sakant, judesiai. Taip lygiai niekas negalėjo žinoti, ko baigsis Hitlerio judesiai. Taip sakant, reikėjo labai tą kojo pėdą, kur statai, labai skaičiuoti, žiūrėti. Tai ten buvo visokių variantų, aš nenoriu dabar leistis į istoriją, ten ir dėl Klaipėdos krašto, aš turėčiau ką aiškinti, pasakyti ir kodėl ten tas parašas Škirpos atsirado, bet čia atskira tema, nesileisiu. Sukilimas, ką sakė Algimantas, kad jisai ten kažką tai su kažkuo tarėsi ir niekas nežadėjo nepriklausomybės. Nepriklausomybės niekur nežadėjo ir jis niekur nesakė, kad jo vokiečiai mums duos nepriklausomybę. Jis pasakė, sukilimui buvo 4 variantai paruošti. Pirmas, jeigu tą vyriausybę sudarom ir vokiečiai ją palaiko, tai vienas variantas. Antras variantas, jeigu ten su išlygom kažkokiom tai reišniai. Ir ketvirtas variantas, jeigu vokiečiai priešinasi ir visiškai nepripažįsta, vis tiek darom sukilimą ir statom vokiečius prieš faktą. Paskelbiam nepriklausomybę, sudarom vyriausybę, nepaisant to, kad Birželio 14 dieną, tą pačią dieną, kada, reiškia, Lietuvoje prasidėjo masiniai trėmimai, atėjo Stasys Čenkus pas Škirpą reiškia, į butą ir pasakė, nedrįskite sudarinėti vyriausybės ir skelbti nepriklausomybės. Sako, kieno tu vardu kalbi? Sako, Gestapo vardu. Sakyk pavardę, sako, kokia tai yra pavardė, koks tas žmogus. Tai jis iš pradžių atsisukinėjo, galų gale pasakė Grefės vardu. Tilžės, reiškia, Gestapo viršininkų. Ir taip toliau. Tai taip sakant, Vokietijoje buvo kelios agentūros, reiškia, kelios struktūros, kurios veikė praktiškai nepriklausomai viena nuo kitos. Tai buvo, reiškia, Abweras, buvo Gestapas, buvo, reiškia, Wehrmachtas, reiškia, buvo Užsienio reikalų ministerija, Ribbentropo ir taip toliau. Jos iš dalies tarpusavei konkuravo. Ir kaip aš minėjau, reiškia, kada prasidėjo Gestapo įtaka ir tada, reiškia, Škirpa jau pajuto, kad jau bus sunku, reiškia, su vokiečiai susitart, kad nieko neišdegs. Ir tada, reiškia, jie rinkosi 4 variantą, kad vis tiek darom sukilimą, skelbiam nepriklausomybę ir vokiečiai su to turės skaitytis. Iš panašiai, reiškia, taip ir buvo. Reiškia, jie 6 savaitės prie to, reiškia, gaišo. Tai va, tai ten dėl to dokumento žydų nuostatų, tai vėl reiškia, iš konteksto ištrauktų mes svarsnėm. Tai yra 1 rugpjūčio, o 28 jau buvo vokiečių paskelbti žydų nuostatai. Ir tu tik lygindamas anuos nuostatus su Ambrazevičiaus nuostatais, tu gali tada kažkokias daryti išvadas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, jie niekur nebuvo paskelbti, jie niekad nebuvo žinomi. Iš archyvo mes ištraukiam ir iš to šiandien darom apibendrinimus. Kad štai taip galvojo, taip mąstė. O jie mąstė todėl, kad vadinasi bandė išgelbėti bent Vyčio kryžiaus kavalierių, žydus, kurie, kaip sakant, dalyvavo kovose, kurie dalyvavo Lietuvos pusėje. Bet jau turbūt, taip sakant, ačiū. Gerai, tai ir aš tada jau paskutinį žodį suteiksiu gerbiamui Algimantui ir vis tik, Algimantai, gal nebevystykime istorinės temos, nes čia, pats supranti, kad čia mes turėtumėm sėdėti labai ilgai ir dar turėtumėm prisikviesti gausybę kitų istorikų
ir man čia vis tiek nieko nespręstam, nepabaigtam. Vis tik kaip apie atminimą, nes pats kai ką minė ir dėl atminties kultūros esu girdėjęs, ir tai kaip vadinasi su tom lentom, paminklais, atlinimais, nes iš kitos pusės, nežinau, aš Škirpą laikyti patriotu, liktai, ne, aš nieko nesakysiu, bet vadinasi, jo lentą plėšiam ar ne, o tarkime, Salomėjos Nėries nejudinam, taip? Čia aš irgi paprovokuoju, trumpai tu. Jo. Ne, tai Škirpa, aišku, patriotas. Kodėl Škirpa ne patriotas? Be jokios abejonės patriotas. Ar klystantis žmogus gali būti patriotu? Aišku, kad gali būti. Klystantis žmogus irgi gali būti patriotu ir dar gali būti geresnių patriotų negu tas, kuris stovi šešėlyje reguliariai, nieko nedaro ir nieko neklysta. Mano požiūris yra toks. Tai Škirpa jis toks ir yra. Škirpa yra patriotas, be jokios abejonės. Jis visada stengiasi ir tiek jo, jam, aišku, ne visada pavyksta iki galo pabaigti savo patriotizmą. Pavyzdžiui, kaip jis ten tos Šleževičiaus vyriausybės įsakymo su Galvidžiu, jie nerealizuoja. Sunku pasakyti, kodėl. Jis apie tai savo prisiminimus nė žodžio neužsimena, kaip ten pavyko, kodėl taip atsiko, kad jie nerealizavo, nors žinojo, buvo iškviesta į vyriausybę, viską žinojo. Mes tik tai šiandien nežinom, kodėl. Gal karių nesurinko. Mano hipotezė yra, kad buvo konfliktas su Lenkais tiesiog ir jie nebegalėjo sulaukti bolševikų, nes jau konfliktavo su Lenkais ir todėl pasitraukė, nesulaukė bolševikų. Čia mano labai trumpai. Taip, kad dabar dėl tų atminimų. Aš manau, kad geriausia vis dėlto yra atminties politika, atminties kultūra, atminties įamžinimas, kada sprendžia pačios bendruomenės. Ir man labai labai nepatinka, kada koks nors centras, kabutėse, labai išmintingi centro žmonės, kabutėse labai profesionalūs, labai viską žinantys, sako, kad Klaipėdoje turi būti tokia gatvė, arba Klaipėdoje neturi būti tokios gatvės. Tas pats su kokiais Telšiais ar Vilnium. Yra miesto savivaldybė, yra bendruomenė. Jinai turėtų inicijuoti ir spręsti tam tikrus dalykus, kalbant. Aišku, be jokios abejonės yra dar toksai dalykas kaip ir valstybės pozicija. Tai valstybė, manyčiau, šitoje vietoje turėtų labai aiškiai išsigryninti iš tiesų savo nacionalinius herojus ir valstybei tuos fundamentalius dalykus, į kuriuos turėtų remtis bendrai valstybės, valstybė tokios kolektyvinės atminties neturi, bet, sakykim, taip spekuliatyviai pavadinkim tam tikrą valstybės kolektyvinę atmintis. Aš tik grįžau iš Talino sekmadienį ir Talino centre stovi puikus paminklas, stiklinis kryžius 1918-20 metų Estijos nepriklausomybės kovoms atminti, didvyriams ten. Toks puikus memorialas. O jūs paklauskite savęs. Mes diskutuojam, Škirpai reikia, nereikia. Škirpa yra, prie visos pagarbos, ta prasme. Net jeigu mes priimam gerbiamo Vidmanto koncepciją, tai yra vienas žmogus. Bet mūsų Škirpa neapgynė vienas, kad ir kaip mes, net ir Vidmantas turbūt nesako, kad Škirpa 19-20 metais vienas sumušė bermontininkus, Lenkus ir bolševikus. Tolbo, kad Lenkus sumušti nepavyko. Bet mes, kodėl mūsų sostinė Vilniui po 35 nepriklausomybės metų nėra paminklo valstybės sostiniai? Ta valstybė apginusiems 19-20 metais vyrams krauju, žūtimis ir panašiai. Nėra, nereikia. Mes įsiamžinom partizanus, viskas tvarkoj, partizanai didvyriškai kovėsi, žiauriai žuvo. Bet jie mums 53 ir 52 nepriklausomybės neiškovojo. Ir mūsų 88 metais, kai mes kūrėm Sąjūdžio grupę, Birželio 3 kūrė ten tą didžiąją, mes kūrėm mažesnę po maždaug 10 dienų, kažkur 14-15. Tai ten jokių partizanų nebuvo. Ten kūrė tie patys studentai, komjaunuoliai, komunistai, kas ten buvo ir panašiai. Aš nesakau, kad jiems reikia, bet aš noriu pasakyti, kaip vyriausybė, valdžia, valstybė, kaip mato savo istoriją ir kaip jinai vertina tuos įvykius. Tai šitoj vietoj aš matau tokią didžiulę duobę,
ir kalbėdamas ne tiek apie Škirpą, kiek bendrai, kad mano supratimu mes turėtume labai aiškiai turėti tam tikrus valstybingumo, nacionalinio valstybingumo akcentus sostiniai. O jau kiti miestai sprendžia savivaldos iniciatyvą, nes kiekvienas miestas, miestelis turi savo istorinę atmintį, turi savo herojus. Panašiai kaip yra Italijoje, Prancūzijoje ar toj pačiai Belgijoje. Tai man tas vakarų pavyzdys, man jis imponuoja, man jis patinka. Ačiū labai, iš tiesų, Algimantai, labai gražiai pašnekėjai ir manau, kad iš tiesų mes šitą diskusiją visai taip gražiai užbaigėme. Aš pritarčiau tikrai tau, kad bendruomenės turi spręsti ir tikrai pritarčiau kritiką mūsų politikams. Kalbama ir apie aukščiausius politikus, bet žinoma ir miestų politikams. Ką ir teisingai mes sakė, kodėl Vilniuje, mieste, kurį mes taip gynė, lietuviškumą, dirbo karo metais, buvo turbūt pagrindinis, o galbūt net ir didesnis žmogus organizacinė prasme negu Basanavičius, kuriam paminklas Vilniuje stovi. Nėra Smetonos paminklo. Buvo jis paruoštas, stovi Palangoje. Tai čia pasirodė, kad Palangos meras ir Palangos politikai buvo išvalgesni. Aš tikrai dėkoju visiems susirinkusiems, taip tikrai gausiai susirinkusiems ir, aš manau, kad jūs išgirdote įdomių minčių. Ta prasme, tokia galinga diskusija, šiek tiek bokso mačą. Bet labai dėkoju ir ačiū jums visiems labai už susirinkimą ir manau, jums buvo įdomu.